Buongiorno, su jumis sveikinasi autogidas, aš Andrius Janušauskas ir metas apžvelgti, kas vyksta driftiškėse. Šiandieną Pro lygos etapas. Matau begalybę žiūrovų, plaukiančius debesis ne tik iš dangaus, bet ir iš trasos. Na ir be abejo turėsim gerą laiką, visą savaitgalį praleisiu driftiškėse. Tai šiandien Pro lygos etapas, rytoj rytas bus jau gerai jaučiu, jau bus mažiausiai gerai. Pamenu Kuršėnuose, kiek teko komentuoti Pro lygą, visą laiką būna rūkštų. Estukai, Latvijai yra atvažiavę, bent jau porą. Lietuvių visas elitas ir tai labai nekantrauju, kada galėsiu apžvelgti trasą nuo kalniuko, nuo teisėjų observacijos taško. Ir jo, šiandien bus smagu, jau matau, kad iš likusių treniruočių čia žmonės jau smagiai pritrinę gumą, ieško savo limitų ir lengvų pasivažinėjimų šiandieną nebus. Visi duos vaizdų rūkščiai. Kas nutiko, kodėl tavo automobilis kušerinio? Automobilis dažnai tenka pabudvoti automobiliui ant to kušerinio, nes tai yra sportas, o šiandien nutiko sulūžo, sugedo tokia pakabinama guma, atsirado vibracijas didelė, nutariau važiuoti toliau, nes labai mažai treniruočių važiavimų, tai nuo tos visos vibracijos dar nulūžo ir dusintuvo varžtas. Viskas sukrito ant žemės, sudegė tentas, jeigu matot. Tai žodžiu, nes tentą man reikia pirkti, tai išlaidos dar vienas. Labai skaudu tai, kad vis dabar prarandam šiuo metu tą brangų treniruočių laiką ir jisai tuoj baigsis. Šiandien turėjau 3 važiavimus ir tuoj pradėsiu, aš gal dar vieną važiavimą padarysiu ir bus kvalifikacija, tai bus tenai. Tai ganėtinai sunku man bus šiandien kvalifikuotis aukštai, nes visi važiuoja, o aš stoviu. Tai. Kęstuti, su tavo sugebėjimais ir visko buvę, bet nepasiduok. Nepasiduos tikrai. Gerai, ačiū tau. Okay. Semi Pro lygos Apgilo etape buvai pirmas, dabar šokteli į Pro lygą. Kokie iššūkiai laukia šiandieną, kaip pačiam sekėsi? Iššūkiai tokie, kad iš tikrųjų turime labai daug dalyvių. Šiaip labai atsigavus Pro lygą, sakyčiau, šiais metais. Šiandien, man atrodo, buvo pradžioj dienos kažkur plus 40 automobilių. Tai aišku, vienas kitas sulūžo, bet kvalifikacija važiavo 38. Tai kaip Pro lygai tikrai daug. Pačiam dar tikrai yra ką išmokti šitoj trasoj. Tai faktas tas pats E30 šiam sezonui, tai pirmą kartą visur su juo važiuoju. Bet turėjom kvalifikaciją, tai visai neblogai. Pirmas važiavimas 10 vieta buvo, po to antru kaip ir taškų daugiau surinkau, bet visi labiau pasistengė, tai pakritau iki 15, bet iš esmės esu patenkintas, nes važiavimų nebuvo daug, tai kiekvienas vis geriau ir geriau. Dabar laukia top 32, tai žiūrėsim, stengsimės ir eisim kiek galėsim. Už vaškelį jūs? O kodėl? Todėl. Tai čia prie dešrainį tik vaškelio chebra, nesuprantu, kas čia yra. Tai išeina. Už ką labiausiai sergat? Vaškelį. Žant ir Vasiliauską. Už vaškelį. Taip. Vykdėm žiūrovų apklausą ir populiariausias sportininkas, kurį labiausiai žmonės palaiko, bent jau iš riboto apklaustųjų kiekio, tai buvo Aurimas Vaškelis. Ką tau tai reiškia? Labai didelę pagarbą, ačiū. Tai. Ir
atidirbimą reikalingą, tai stengsimės Gerai. parodyti gerą šou. Kaip pačiam kvalifikacijai pradėjo? Iš esmės dar gal net stygavau, ko norėčiau ką padaryti. Važiuojasi, kaip važiuojasi, pagal rezultatus gal neblogai atrodo, bet aš tikrai norėčiau geriau. Tai va, tai gal kažkaip eis per porinius pasitemti. Bent žinau, gal lydas nebus pašvariausias, bet čeisas bus normalus, kaip bachūrai. Čeisina. Gerai, ačiū tau. Prašau. Šiandien labai buvo sudėtinga diena, tos pertraukos labai išmušė iš vėžių, turėjo labai daug emociškų viduj problemų, bet po to atsirado dar ir su mašina problemos, tai paskutinius 2 važiavimus, finalą ir top 4 kovas, važiavam su 7 cilindrais, po viso finalinio važiavimo atsigavo ir nežinom kodėl, tai reikės susiieškoti problemas, pasiruošti, nusiteikti vėl gerai ir važiuoti nugalėti, kaip ir kiekvienas varžybas. Tai ačiū rėmėjams, komandai, mechanikams, kurie padeda, organizatoriai, kuris daro puikų darbą ir leidžia mums tobulėti, važiuoti ir garsinti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje savo vardą. Ačiū. Aš Andrius Janušauskas, su jumis jau atsisveikinu po visų porinių važiavimų, po nurauto Pro lygos etapo, kuris pademonstravo milžinišką įtampą visame kame. Wow, Aurimas Vaškelis šiandien pasiema pirmą vietą, pirmos vietos trofėjų ir jo važiavimų šiandieną nebuvo lygių. Šiandieną netgi drono operatorius priėjo
Ir sako, aš nežinau, kad kažkas rūkščiau galėtų taip važiuoti. Tai jo, šiandieną Aurimas Vaškelis buvo neįveikiamas ir parodė išskirtinumo vertus važiavimus. Wow. Buvo verta atvaryti ir pasižiūrėti ir be abejo, ir pakomentuoti šitą renginį. Tai iki sekančių karto.